Taip, visko šiandien girdėjote, jau gal kažkiek ir yra nuovargio, ir teorijos, ir praktikos, ir treniruotės. Tai mano užduotis liko apibendrinti ir kažkaip tai sėkmingai žiūriu ir pranešime gavosi, kad pavyks turbūt sudėti į vieną dalį beveik visas pagrindinės mintis, ką šiandienos lektoriai jau minėjo. Taip, skaidrėse lydės dirbtinio intelekto piešinukai ir metaforiškai bus santykis su lokiu. Santykis su lokiu kaip santykis su grėsme, kaip santykis su pavojumi, kaip santykis su tuo, ko negali valdyti. Nes pirmiausia, stresas, reakcija į stresą yra evoliucinė reakcija įsivyšiusi. Jūs nedaug turit pasirinkimų, kas vyks jūsų kūne, kai atsitiks stresas. Taip yra predispozicija, predisponuota. Jūs galite kartais pasirinkti kelią, kuriuos jūs eisit arba ko nedarysit. Bet tikrai neturi daug variantų rinktis, kas tuo momentu vyks kūne. Taigi, judam. Taip, lektoriai jūs jau pasveikino su tuo, kad jūs priklauso specialybėms, kurios patiria daugiausia streso. Pirmoji ar aštuntoji pozicijoje būsit ne tiek svarbu, bet kariuomenės kariškiai, gaisrininkai, policijos pareigūnai, medikai, sveikatos specialistai, lektoriai, o jeigu dar policijos pareigūnai, medikai ir lektoriai prie šito, tai visi trys viename, tai yra didžiausias stresą patiriančios specialybės. Bet ar tikrai stresas būtinai, sakykime, pavojingas darbas, arba stresas jis būtinai turi būti sveikatos problema? Ne? Tai aš dirbu daug metų jau su olimpinės rinktinės atstovais, esu 5 olimpinių žaidynių dalyvis kaip medicinos komandos narys. Tai nuo Pekino olimpiados visose vasaros olimpinėse žaidynėse dalyvavau. Tai taip pat aukšto meistriškumo sportininkai, jie patiria ir didžiulis fizinės apkrovas, jie patiria ir visuomenės spaudimą, ir spaudimą būti rezultatyviems. Jie patiria ir krūvius, ir psichologinės apkrovas, ir tuo pačiu turi išlikti super sveiki. Jeigu sportininkas turi sveikatos problemą, aš tai vardinu kaip komandos darbo broką. Ne sportininko, ir ne mediko, ir ne trenerio. Komandos darbo broką. Ne? Jis negali būti. Tas pats su pareigūnu. Jeigu pareigūnas patirs sveikatos sutrikimą, jis pasijaus neturintis resurso, neturintis galios lemiamų momentų, kada jam reikėjo sureaguoti, tai irgi jau per vėlų, jis negali būti tokioj pozicijoje. Ne? Tai taigi, apie stresą. Stresas nėra taškas erdvėje. Čia daug kalbam tą žodį stresas, galima suprasti, kad stresas yra stresoriaus buvimas. Ne. Stresas yra reakcijų visuma, kuri gali įsitęsti labai ilgai. Ne minutėmis, mėnesiais, metais, dešimtmečiais gali reakcija vykti. Ir Hansas Selye, pradininkas streso tyrimų, jisai imdavo pelytę, merkdavo ją į šaltą vandenį ir stebėdavo, kas su ta pelytė darosi. Čia vienas iš šio eksperimentų. Vienas. Pradžiai pelytės apmirdavo, sustingdavo, prarasdavo gyvenimo džiaugsmą, nustodavo judėti, jas paima ir mirko, jos neskirstos plaukioti galų gale. O jas šiek grūda nežinomų metų, nežinomų laikų, nežinia kas. Tai nežinomybė. Pirmas streso veiksnys nežinomybė. Ir ką apibrėžė, jau prieš tai kalbėjo su manim, prieš mane lektoriai, kad nežinomybės mažinimas, apibrėžtumo didinimas, numatymas situacijos, numatymas loginių grandžių, kodėl atėjo ir kas gali būti, tai labai smarkiai mažina streso išraišką, streso raišką, streso dydį. Tai va, tos pelytės po kurio laiko prisitaikydavo. Jos prisitaikydavo ir visai normaliai pradėdavo gyventi. Va, čia yra prisitaikymo stresų stadija, kada organizmas sutelkia resursus, sutelkia pasipriešinimo galės ir va tos resursus naudoja būti stipriam ir atsispirti kenksmingam veiksniui. Ir čia jūs nejaučiate streso. Čia jūs jaučiate jėgą, kovą, gyvenimą, darbingumą. Tame periode tas kortizolis, blogasis kortizolis, kuris pjausto jūsų nervinės šakneles, nervinės galūnėlės, kaip kalbėjo Albertas Kurvidas, jisai jums suteikia ir begalį resursų ir jėgų. Dingsta baimė, dingsta liūdesys, jūs darbingi. Ir dažniausiai apibūdinat streso poveikį sveikatai, kada dingsta jėgos. Kada tos pelytės po 2 maždaug 3 savaičių, pelytės po 2-3 savaičių pradėjo sirgti.
Jums pradėjo reikštis sveikatos sutrikimai. Žmogui tai gali atsitikti nuo mėnesių iki 10-mečių, priklausomai kiek resurso turite. Gerbiama Jurgita irgi kalbėjo apie resursų kiekį, bet apie organizacijos resursų kiekį. Taip pat mes galim kalbėti ir apie asmeninių resursų kiekį, kaip Ignai ką tik mokėt pakelti resursų kiekį asmeninių. Tai va, pajudėkim per šitas streso stadijas, kurios gali tęstis nuo valandų iki 10-mečių, dabar po vieną ir šiek tiek įsiaiškinkim, kas juose su jumis vyksta, kaip ją suprasti ir ką galite padaryti, kad pakeistumėt, kad tai netaptų sveikatos sutrikimais, o atneštų tik jėgą ir galę. Pirma stadija, kada užpuola lokys. Šitoj stadijoje pirmiausia mes apmirštam, šiek tiek apmirštam, sustingstam. Mintyse galimi du variantai, arba galimas baimės raiška, ir judesio mažėjimas arba atvirkščiai didžiulis motyvacijos kilimas. Jeigu pamatytumėt, kad toj stadijoje būtent dopamino lygmuo organizme didėja, noradrenalino dar nėra daug, reiškia, judesio dar nėra, bet didėja motyvacija, pasirengimas, dėmesys. Ir va šitas vėliau iš dopamino, iš va šitos molekulės dopamino kūne atsiras adrenalinas. Tai yra cheminė grandinėlė, be kurios jėgos gyvenime neatsiras. Tai būtina stadija. Būtina svarbi stadija, su kuo jinai susijusi. Pirmiausia, tai yra motyvacija ir atlygio lūkestis. Ne pats atlygis, o atlygio lūkestis. Kazino labiausiai komentuojamas pavyzdys turbūt būna kaip kazino lošėjai, jie patiria daug dopamino, daug noro tame dalyvauti. Jie tikisi išlošti, iš būtent tikėjimas, kad aš laimėsiu, didelė dalim duoda tą dopamino bangą. Viskas su to gerai, tačiau dopaminas keičia ne tik mus daro motyvuotais, motyvacijos dydis. Dopaminas padaro ir kitą dalyką, jis moduliuoja mūsų mąstymą. Kas darosi su mąstymu? Siaurėja akiratis. Mes matom tikslingai, jeigu už nugaros lokys, laukiam lokio tuo išlendančio. Dzin paukšteliai, dzin menas, vienas iš 7 dalykų, kuriuos minėjau. Nereikia, reikia jausti kiekvieną vėjelio šnarėsi, kiekvieną lapo sugirgždėjimą po kojom. Mes turim pajausti, užuosti mažiausią molekulę, kuri gali prognozuoti, kad ateis grėsmė. Tai reiškia, mes daromės labai atidus, daug jaučiantis, o pojūčių didėjimas, receptorių didėjimas, ką duoda, tuo pačiu duoda ir skausmo pojūčio didėjimą. Reiškia, tas pats dirgiklis, kuris iki tol galėjo nesukelti skausmo, parengties būsenoj mus padarys jautresnių skausmui. Dirginimo lygmuo nesikeičia, o jautrumo, skausmo jutimo lygmuo keičiasi šitoj situacijai. Kas dar keičiasi kūne? Kūnas pasijaučia, ruošiasi kovai. Keičia imuninę sistemą. Reiškia, laukiant kovos su lokiu arba pradėjus su juo kovoti, nesvarbu bakterijos, nesvarbu gripas, net kovidas nebesvarbu kūnui. Nes dzintas kovidas, jeigu lokys mane valgys. Kas darosi? Uždegimai didėja. Dėl to, kad lokys gali brėžti. Ir būtent imuninės sistemos dalis, hormoninė imuninės sistemos dalis, ta, kuri atsakinga už uždegiminių procesų raišką, už valymą žaizdų, jinai aktyvėja. Ir viskas tvarko, jeigu tas aktyvavimas yra 3 minutės, kol mes prieš lokį draskomės. Kol grėsmę jaučiama, ne? O jeigu tai 10-metis, nereikia 10-mečio, metų užtenka. Autoimuniniai procesai, sąnarių lygos, sąnarių chroniški uždegiminiai procesai. Viskas ateina kaip banga iš paskos. Jautrumo didėjimas, judėjimas pradeda keistis, nes centriniai raumenys, jie spazmuojasi, šiek tiek susikaupia, jie pasiruošia kovai, mes darome šiek tiek rigidiški tokioje situacijoje, sustingę. Atmintis keičiasi. Gerėja ir blogėja. Gerėja atmintis. Gerėja, nes mes turim atsiminti tą situaciją, kurioje buvo pavojus. Nedaug dievė antrą kartą tą pačią situaciją pakliūsim. Bet kas iš to? Psichotrauma didėja, nes mes ją atsimenam. Parengties ir įsivaizduokit pareigūną, sportininką, mediką, lektorių, nesvarbu, bet kurį žmogų, kuris pastoj parengties būsenoj, neduodam atsipalaiduoti, neduodam išeiti iš parengties, tu pasirengęs, turi būti budrus, turi visą laiką būti visą parą turi būti parengties būsenoj. Jisai siaurėja, mąstymas siaurėja, jau ne iki profilaktikos, ne iki mankštų, kaip kažkas iš salės galo nesakėt, ne iki mankštų vakare.
Jis dėmesyje. Yra labai aiškiai nustatytas mokslininkų ryšys ir daug kartų ir tirta ir eksperimentiškai patvirtina tarp nerimo, susikaupimo, to dėmesio situacijos raiškos dydžio ir pusiausvyros. Tai vieni testukų, kurie labai rekomenduojami yra pasidaryti ir kas fizinį parengtumą kontroliuoja, didinti, gerinti pusiausvyrą, didinti stabilumą. Kuo mažesnė pusiausvyra, tuo daugiau reiškiasi nerimas. Kuo blogiau stovit ant vienos kojos, tuo daugiau nerimo reikšis. Kuo blogiau atsparus nestabiliai aplinkai. Dėl to labai rekomenduoju didinti pusiausvyrą. Čia toks mažas nuokrypis. Ir kada mes pastebim jau, kad ta dopamininė situacija mūsų įsekino, kada nebėra resurso, kada apdujęs toks mąstymas, neskaidrus mąstymas, potraukis didelis stimuliantams, šokoladas, kava, alkoholį, cigaretė, visa tai stimuliuoja dopamino įskyrimą, spaudžia gazą. Ne? Bet su gazos spaudimu. Ne? Jeigu jūs turit geras super automobilį, ne? Kuris galingas, stiprus, ne? Ir jūs atsisėsit, jis tikrai paspausit gazą, jis lėks. Tai va, jūsų kūnai normai turi būti tokie. Išgėriau kavos, kava virš 20-30 ligų, atrodo moksliškai jau apibrėžtų, kad įrodyta, kad kava gydo kava. Bet kava esant įsiekimo pozicijoje, kai turiu klientus, ne, su įsiekimu, mes prašom nevartoti kofeino kokį mėnesį, visiškai. Dėl to jam reikia stabdžių, o ne gazuoti. O ką žmogus pripratęs, kad neturiu jėgų, tada reikia gazuoti. Esu mieguistas, reikia spausti gazą. O ne, jeigu esu mieguistas, greičiausiai reikia spausti stabdį, kad pailsėti. Vietoj to, kad paimti save ir nedavalgiusi ryte, nedamiegojusi, dar bandyti kabliuoti su stimuliantais. Tai va, jeigu automobilis geras, superkaras, bet jame trūksta kūro, tai jūs ekonomiškai važiuosit iki artimiausios degalinės. Ir tikrai nebandysit paspausti akceleratoriaus iki raudono. Taip, nesugebėjimas susikaupti, motyvacijos stoka, socialinis atsiskyrimas, nebenoriu triukšmo, nebenoriu aš tų bendryšių, man ramiai, maksimum su vienu žmogum prasibendrauti, ne, tykiai, jau nebesinori kompanija, nebesinori hebros. Jau viskas, tai pats resurso siekimas, labai imponavo Jurgitos žodis, pats resurso siekimas tampa jau per didelis iššūkis. Tai čia kada nepakanka. O jeigu dopamino per daug, jeigu jis dar neįsekęs, jeigu jis toj situacijai, kad pastovaus dėmesio situacijai, gali būti padidintas nervingumas, padidėjęs pulsas, raumenų sąstingis ir gydiškumas, sustingę raumenys, sako, man sunku lankstytis, ryte atsikeliu visą nugarą sustingusi, bet prasivaikštau 10-15 minučių pagerėja. Kas per 10-15 minučių gali pagerėti? Kraujotaka ir raumenų šiluma. Elastingumą raumenų galite padidinti. Drebulys, aukštas kraujospūdis. Visi dalykai ir atsiremdami šitą simptomatiką, šitos kelis punktus, jūs jau galite pagalvoti, jūs einat link išsekimo, ar jūs dar neįsekęs, bet jau jūsų kūnas toje parengtyje gyvena. Susidomėjimas didina motyvaciją, žmonės skatina siekti naujų įgūdžių. Mano magistro baigiamasis darbas psichologijoje buvo apie susidomėjimo reikšmę fizinių savybių reiškiai, skausmo mažėjimui, ištvermingumo didėjimui. Tai būtent edukacija. Aš kaip mano pradinis išsilavinimas kineziterapeutas, aš buvau pasipiktinęs, kad psichologai drįsta spausdinti straipsnius, kur psichologinė intervencija ir edukacija lygiavertė klasikiniai reabilitacijai. Niekšai. Mes mokom, mankštas darom, masažuojam, fizioterapijas darom, ten mitybą kišamės, o jie edukuoja žmonės ir jie turi tą patį rezultatą. Teko susitaikyti su šitą mintį, kad edukacija svarbu tam, kad žmogus neįsektų. Tam, kad jis gebėtų atsipalaiduoti, pažintų save, pajaustų apibrėžtumą, suprastų, kokioj pozicijoje yra ir to kartais užtenka, kad jis supranta, apie ką jo gyvenimas vyksta, apie ką jo stresas vyksta. To užtenka, kad jis jau pradėtų kontroliuoti savo gyvenimo. Kontrolė mažina stresą, didina nerimą. Dar vienas būdas sumažinti dopaminą yra melatoninas.
Ne, labai puikiai pasakė apie miego, apibendrino, ne visus lektorius po truputėlį klausiausi, pasirodo įdėmiai. Tai melatonino raiška kūne yra pati didžiausia tarp 11 ir 1 valandos nakties. Ir čia yra, nepakeisi, toks yra kūno cirkadinis ritmas. Jeigu nemiegat iki 1 valandos nakties, melatonino jūsų kūnas gaus daug mažiau. O melatoninas atsakingas už ne tik regeneraciją, girdit, organizmo, raiščių, raumenų, plyšimų, traumų regeneraciją, bet melatoninas atsakingas už virškinimo trakto, už peristaltikos ritmą, už kortizolio mažinimą. Ne? Tai už aplamai bioritmus organizme. Dėl to profesionalūs sportininkai neleidžia savo jokių būdų atsigulti vėliau 11. Ir viskas, va čia kaip nukirsta, vėliau 11 niekaip. Vieni 10, kiti pusė 11, kiti 11. Jeigu kuris jau blūdinėja iki pusė 12, iki 12, tai mes jau šią komandą jau taip žiūrim, kas čia vyksta ir apie ką čia tas procesas. Ne? Tai dėl ko? Dėl to, kad augimo hormonas labai smarkiai irgi susijęs su melatoninu, ne? Kas žinot, augimo hormonas, melatoninas, pagrindiniai hormonai jungiantis kūno regeneraciją. Nėra šitų hormonų, nėra regeneracijos. Reiškia, jūs palengva drošit, iki plyšit ir lūšit. Melatoninas beje yra, jeigu jau labai žmonės turi pamaininį darbą, tai jis galimas vartoti ir papildų pavidalų. Čia jau pasitarau su medikais, tai tikrai yra variantas, šiaip nereceptinis dalykas visose vaistinėse, nes kartais, apie ką mes kalbėsim su jūsų organizacijom, kad jūs negalit kartais išvengti stresoriaus. Jūs turite tokiuose sąlygose būti, turit būdėti. Reiškia, reikalinga padaryti taip, kad gebėtumėt priešintis, gebėtumėt nelūžti, turėtumėt resurso. Jeigu negalim pašalinti priežasties, turim tapti pakankamai stiprų su ta priežastim išbūti. Tai va, ir kaip ir su pelytėm, taip ir su lokiu. Nuo kovos neišėjo pabėgti, teks kovoti. Lokys išėjo, mums dėmesys padėjo, iš nugaros neužpuolė. Va dabar kovosim, ne? Kas vyksta tos kovos metu? O čia jau vyksta kur kas daugiau reakcijų. Dopaminas lieka aukštas, reiškia mūsų motyvacija didelė, mes dar norą gyvenimą, norą kabintis už gyvenimą mes vis dar turim čia, kortizolis išdidėja. Ir tas kortizolis, kuris pjausto jūsų nervinės galūnėlės, jisai sutelkia visus kūno resursus. Vat kas buvo jumise, visą tą sudeda į viršų, kad jūs tik nelūžtumėt. Kad jūs atsilaikytumėt, kad būtumėt adaptyvus. Per seminarą savo mėgstu tokį pavyzdį. Parodyti, paimu patį sportiškiausią iš auditorijos žmogų, laiko koją į priekį, duodam kokią 16 kg gyrą, laikyk rankoje. Kiek jis taip laikys tą 16 ant ištestų? Minutė pradeda, jeigu labai stiprus 2 minutės, kas prasideda? Kompensuojasi, imant nugaros, traukia į viršų, ne? Kur skauda? Ne čia skauda, kur gyrą laiko. Nugarą skauda, pečius sutempia, kompensuojančios sistemos pradeda skaudėti ten, kur baigėsi kompensacijos resursas. Tai vat kortizolis mus sutelkia visus kompensacijos resursus ir dažniausiai skausmas ir problema išlys ne pirminės priežasties vietoj, o ten, kur kūne pasibaigė resursai. Tada kūnas ras kitą kompensatorių, bet gyrą ant kojos numes paskutinę. Tada, kai jau nebeliks iš ko kompensuotis. Histaminas didėja, tai alergijos, uždegimo neuromediatorius, mityba susijusi su histaminu labai svarbu. Vengti produktų, kurie turi savo sudėtyje daug histamino. Kas turi daug histamino? Fermentinis sūris, rūkyta dešra, raudonas vynas, viskas kas vytinta, viskas kas brandinta, alus, visi šitokie produktai. Dėl ko mes juos mėgstam vartoti? Jie duoda jėgų, jie duoda histamino, jie padaro kraujagyslius siauresnės. Jie sutelkia smegenų žvalumą, pagerina atmintį, bet to pačiu didina alergiją ir uždegimą. Cukrus kyla, natris kyla, druskų norim. Norim druskos, kada yra stresas. Norim sūrių riešutukų. Dėl to, kad tai yra stimuliantas. Natris padeda stimuliuoti antinkščius. Bet ilgai jūs stimuliuosit, jeigu kuras baigėsi? Neilgai. Reiškia, jeigu turim chronišką stresą, reikia vengti stimuliantų, kad leistumėt savo nurimti. Vengti histamino, vengti sūrių produktų. Kalis krenta ir čia trafaretas kraujo tyrimo galima labai pastebėti, kad ne žemiau normas, bet kalis bus apačia, natris viršus.
Va toks trafaretas kraujo tyrimė, kas pareigūnai tyrėt, galit jau iš karto pažiūrėti, kad greičiausiai eina jau kovos stadija, pasipriešinimo stadija, o ten jau klausimas, kiek laikys. Stresas tai yra santykis tarp turimų subjektyviai suvokto resurso ir subjektyviai suvokto krūvio. Žodis subjektyviai yra labai svarbus. Resursai pagrindiniai kokie yra? Aš dar mažinu, buvo 7, paskui 5, varom iki 4. Miegas, valgis, raumenų, fizinis aktyvumas parašyta, bet raumenų jausmas. Jeigu smegenys laikas skaičiuoja, jeigu smegenys nejaučia savo raumenų, jos subjektyviai save vertins kaip silpnesnių. Jeigu smegenys jaučia raumenis, jaučia tonusą, jo subjektyviai vertint save kaip stipresnių. Užtenka jausti, ne? Vat ką padarėm, mes neištreniravom per 2 minutės nieko. Vat nieko neištreniravom. Patikėkit, jokia skaidula neužaugo per 2 minutės, ką mankštas darė. Bet jausmas raumenų padidėjo. Ir to jau užtenka, kad smegenys skaičiuotų save kaip galingesnių. Ir socialinė bendrystė, hebra. Socialinio bendrumo jausmas, jautimas, kad turiu bandą už savęs, kad ne vienas laukia karys, kad turiu su ko pakalbėti, turiu su ko pasidalinti. Čia pagrindiniai resursai. Ir jeigu kūnas subjektyviai suvokia, kad resursai yra didesni, krūvis yra didesnis negu resursai, atsiras kortizolis, kuris bandys pakelti jūsų resursus. Ir atvirkščiai, jeigu resursai bus didesni, krūvis gali būti konstanta. Dzin, koks krūvis, svarbu, kiek resurso turite šitoje situacijoje ir kiek yra apibrėžta situacija. Taip, kadangi laikas baigėsi, tai ką norėčiau paminėti, kad šita grandinėlė vyksta iš dopamino, iš motyvacijos, atsiranda pyktelimas, noradrenalinas. Įsiskiria noradrenalinas, tai dar ne veiksmas, tai trumpas pyktelėjimas, kada mes pajaučiam situaciją. Toliau iš jo vyksta adrenalinas, kada mes kovojam. Šitai yra labai glaudžiai susijęs su emocijom ir šičia galit pajausti, iš emocijų savo pažinimo galit suprasti, kokioj stadijoje esat. Jeigu yra fiksuota dopamino stadija, jinai jau fiksuota, čia turėtų milisekundėmis viskas greitai vykti. Bet jeigu kūnas nebegali padaryti noradrenalino, jisai fiksuojasi dopamine, yra nerimas, baimė. Bet baimės ir nerimo, ištisinė baimė ir nerimas. Ir nekyla veiksmas, aš tiesiog nerimauju, o ką darai? Nieko nedarau, tiesiog nerimauju. Jeigu yra pastovus pyktis, čia jau kalbama apie fiksuotą noradrenalino stadiją, bet vėlgi aš pykstu, o ką darai? Tiesiog pykstu, nekeičiu situacijos. Adrenalino stadijoje emocijos dingsta, yra tik tais veiksmas. Kai vejasi lokys, jūs nei bijot, nei pykstat ant jo, negalvojate apie savo tėvų įtaką, kad jūs lokys užpuolė. Tuo momentu bėgat. Arba kovojat. Tai yra adrenalino stadija. Kai išsenka, hiperemocionalumas atsiranda. Hiperemocionalumas jau susijęs dažniausiai su įsiekimu ir kai ateina klientai su įsiekimu, jie dažnai yra hiperemocionalūs. Verkia, dejuoja, pasakoja, tai yra normalu. O kartais tu matai, žmogus atėjo, toksai visas, nieko man nėra, viskas man gerai, bet skauda. Bet aš dirbu, daug dirbu, jis adrenalinė visas, jis nejaučia emocijų, nieko jis paskendęs. Bet jam jau skauda, jau perkrovos vyksta. Taip, teigiamos emocijos svarbios ir visus mus mokė tiek mokyklai, nuo mokyklos laikų, tiek universitete, tiek darbovietėje, siekia iš mūsų efektyvumo. Mus moko būti efektyviais. Jūs mokot savo mokinius, savo pavaldinius būti efektyviais. Ar mokom atsipalaiduoti? Kiek skiriam laiko mokytis netapti efektyviais, atsipalaiduoti? Ta pati reakcija, kad adrenalinas suskiltų, turi būti deguonis, kvėpavimo mankštos. Turi būti vandens kiekis pakankamas, turi būti geležies, mikroelementų, magnio, vario kiekis pakankamas organizme, reiškia mitybos visi dalykai susideda. Tam, kad kūnas galėtų išeiti iš adrenalino. Ir jeigu bukai trūksta vario, kuris įsidegina streso reakcijose sporte, labai dažnai trūksta vario. Na ir šiaip, jeigu tyrimus darysitės, labai dažnai trūksta vario. Jeigu nepakankamas magnio kiekis, o dabar normos yra pakeltos, buvo 0,8, dabar virš 1 jau eina normos.
Ne? Tai tiesiog kūnas neišeis iš adrenalino. Jeigu negerite vandens, neišeis kūnas iš adrenalino. Jeigu nėra kvėpavimo sistema aktyvuota ir per mažai deguonies, vėl kūnas liks adrenaline. Tada klausimas, kada jis nenusiris atgal. Ir tada jau, kai yra įsiekimas, yra neracionalios, neadekvačios reakcijos. Vat, kaip sakant, draugauju su savo priešu, mane skriaudžia, man gerai. Ne? Aš miegu, kada reikia būti aktyviam po darbo, vat, po pietų pertraukos užėjo miegas, man reikia būti aktyviam, pavalgysiu, ne, kaip Ignai sakei. O aš miego noriu vietoj to. Atsiranda neadekvatumas reakcijų. Nu ir šitoj vietoj turbūt aš jau stabdysiu pranešimą, ten dar keli buvo dalykai, bet jūs prieš mane buvo visi lektoriai tikrai viską išvardino. Tai aš tiesiog raginu, kad bandyti suprasti kūną, bandyti jo klausytis, nelikti vienam ir šitoj vietoj tikrai stresas gali daryti jūs galingais. Vietoj to, kad išsektumėt, vietoj to, kad sirgtumėt, vietoj to, kad traumuotumėtės. Ačiū.